ne. Jo, jo. Gali būti, pažiūrėsim. Nu, tai taip. Parašyta šitų orchidėjų ferma. Ne orchidėjų, kaip jas? Lotusai. Nu tai gal lelija, tai gal ir yra lotusas. Nesikeik. Taip? Taigi aš nutegram. Nesikeik. Tu laikais už manęs? Jo. Dešinėvo, ne? Va čia per tą kažkokie sodai. Kažkokie sodai. Nežinau, tai jos gal ilgai nesilaiko. Čia va mėlynos, žiūrėk. Mėlynos kokios. O kitoje pusėje raudonos. Dešinėvo, ne? Rašė warning deep water. Čia pavadinimai šitų, man atrodo, nes gėlė buvo nupiešta. Aha. Aha. Šventykla gal kokia čia? Paliek. Čia kažkokia uola.
O, einam? Ne. Atgal? Tai mes vis tiek turėsim grįžti atgal. O, Tok. broliai, kokiam metram? Tai va čia. Yra. Nespėk. Mes mokėsim prisitaikyti. Tai jeigu aš gavau pinigus mokėsim. Vyras atsivežė sumuštą moterį. Ir dabar dar jie nori paskandinti. Plaukia, tai gal nėra, o žiūrėk, tos žuvelės plėšras plaukioja. Jo, turistai. Nu, čia palikė daiktus, va lagaminus. O. Nu jo, aplankėm kažkoks, tai varom toliau. Dar toliau, kur toliau? Tai atgal ta prasme. O kur? Arba ten paeinam. Nu, Kodėl mums nepavyko išplaukti? nežinau. Tai ten važiuoju. Patogus nusileidimas. Ką? Patogus rašo? Tai kažkokia šventa vieta. Mes nežinom kokia, aišku. Kažkokie šventieji čia sėdėjo. Oho. Laipteliai tai čia tokie, kad tikrai pajaustum, kad eini į šventą vietą. Taip. O, geras, žiūrėk. Kaitau. Geras? Mhm. Vat ir mamački. Ai, čia žiūrėk, yra elektra. Gali pasidaryti pats kavos. Va, čia arbatinukas. Čia elektra. Niekam nesukėsim vandens paliktava. O čia žiūrėk vadova. O čia kažkoks paminklas nuo 86 metų. Aha, aš matau, kad čia molio daug. A. Va, čia tada pageria kavos, žmonės patys palieka. Indus gali išsiplauti. Geras. Jo. O ten virš to altoriaus. Į uolose giliai kalne. Nu, tas pamatosi ten skylėta. Jo.
Nu čia kaip pas mus bažnyčia, tai pas jos va tokie. Būda, šitie būda. Filmuoji? Filmuoju. Aš galiu pasakyti nesąmonę. Pasakyk. Buvo smurtas. Artimoje aplinkoje. Va tai va. O dabar dar veža plaukiot paskandintą. Nesmurtas buvo, o pabandymas pavažiuoti su motoroliu. Ant vieno rato. Jo. O prie Sakūro aš pasifo. O toks vaizdas iš šventyklos balkonėlio. Arbata, jie arbatą gėrė. Ne, tai žinai, kaip jie čia atvažiuoja gal kiekvieną dieną melstis, tai jie čia žino. Karšta. Mūsų Yamaha Nuvo 135 kubikai. 100 šiam ant spidometro, kurių čia, aišku, gal kokių 120 ir varo, bet čia neįmanoma turistam 120 ar bent jau 100 valdyti. Nebent kaip užėjusi psichozinė kokią ten. Jis gali nespėti sustabdyti prie kokios karvės ar buivolo.